Esu pati laimingiausia, kai esu užsiemusi, tad štai kaip atrodė mano šeštadienis. Užvakar gaminau vaflį, tai man reikėjo jį kažkaip pabaigti. Nespėjau. Nuobodesnė dalis, tai ėjau pasidaryti nagus, kadangi buvo labai ataugę ir aš pradėjau žiauriai stresuoti dėl to GeoGuessr žaidimo. Gerai pasaulio Lietuvos nepažįstu ir nesu normaliai žaidusio žaidimo. Pats laikas pradėti stresuoti dėl vakare vykstančio GeoGuessr turnyro. Viskas vyko draugiškai, bet vis tiek buvo tokia žmogiška baimė apsikvailinti. Per dieną normaliai nespėjau pavalgyti, tad pakeliui į Vilnių pasiėmiau tortilę. LRT studijoje manęs paklausė, ar žinau, kur eiti ir atsakiau, kad taip žinau, nors iš tikrųjų neturėjau žalio supratimo. Va, pažiūrėk, kaip viskas gražiai atrodo. Na tikrai visą laimę, kad nepasiklydau. Aš ir mano avataras turėjome lygiai tokią pačią aprangą. Bairis, kad jį sukūrė anksčiau ir čia buvo visiškas sutapimas. Kaip nuotaikos prieš filmavimus? Geros nuotaikos, pasitikėjimo pilna, manau, kad išeisim čempionais. Jūs jau gavote labai geros nuotaikos. Dieve, kai mes kiš. Kad ir pralaimėjome po žaidimo, buvo labai geros nuotaikos, nes labai faini žmonės, labai faina aplinka. Ar patiko jums žaidimas? Labai, ypač triukšmas. Ne vanduo, per daug triukšmo. Kas baigėsi, jau tipo jau tvarkosi. Labai fainiai buvo, labai smagu, labai patiko. Nuoliai visi labai patiko. Tau patiko? Man patiko. Viskas baigėsi puikiom emocijom, buvo tobulas šeštadienis ir aš labai džiaugiuosi, kad turiu tokias galimybes. Ačiū dėmesį, čiau.